esu jums pasiruošęs paskaityti tokią paskaitą, kurios tema yra spauda nuo žąsies plunksnos iki 3D technologijų. Vat ant šito tokio robotuko aš norėčiau pademonstruoti, kad mes praeisim trumpai tą visą tokią apžvalgą nuo žąsies plunksnos, kai buvo rašoma anksčiau, pradžia buvo su žąsies plunksna, iki 3D technologijų. Tai yra va šito roboto korpusas pagamintas 3D technologijomis. Pasirodo, tai irgi yra spaudos dalis. Prisistatinėti turbūt man nereikia. Matom čia visi, kas čia yra parašyta. Taigi tradiciškai šitą paskaitą aš pradedu nuo klausimo. Ar jaunimui yra aiškus terminas, kas tai reiškia žodis poligrafija? Reikėtų apibrėžti. Vat reikalas tas ir yra, kad aš pastebėjau, kad tarptautinio žodžio poligrafija mūsų jaunimas nežino. Tai yra iš dviejų žodžių. Poligrafija, tai reiškia daug vaizdų. Tai mes šitą terminą, anksčiau mūsų studijų programa vadinosi poligrafija, tai mes ėmėm ir sulietuvinom, padarėm spaudos inžineriją. Lietuviškai spaudos inžineriją. O žodis poligrafija dar vartojamas Rusijoje ir Vokietijoje. O angliškai kalbančios šalis, tai iš vis šitą studijų programą jie vadina graphic arts, tai yra grafiniai menai. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad šita mūsų studijų programa, kurią aš jums pristatysiu, yra labai arti meno. Jūs to netrukus ir įsitikinsite. Iš principo dabar spauda mes suprasim kaip procesą, kaip spausdinimą. Kas tai yra spausdinimas? Va čia truputį silpnokai matosi, bet tai iš principo yra dažų perkelimas nuo spaudos formos ant spausdinamo objekto. Taip traktavom iki šiol, kol atėjo dabartinės technologijos ir spausdinimas tai nėra vien dažų perkelimas. Matysim, kad tai yra ir kitokių medžiagų perkelimas ant spausdinamo objekto. O kitokių tai būtent tai, ką daro mums 3D technologijos leidžia. Taigi klausimas, ką spausdiname? Tradicinis pirmas atsakymas yra laikraščiai, žurnalai, knygos. Visi žino, ne? Spaudos kioskuose visur pilna. Bet ar tai tik tai? Pažiūrėkime. O reklama tai yra prekybos variklis. Jeigu mes nueinam į maisto prekių parduotuvę su jumis, ar mes matom grynas prekes dabar? Ne. Ką mes matom? Truputį grįšim atgal. Reiškia, mes matom etiketės, lipdukus, pakuotės. Toliau yra tokie spaudos produktai, kurie apsaugoti nuo padirbinėjimo. Tai yra mūsų pasai, asmens tapatybės kortelės, tai yra bankinės kortelės, nuolaidų kortelės ir aišku, pinigai, ar ne? Taigi tai yra apsaugoti nuo padirbinėjimo produktai. Toliau turime spaudą ant tekstilės, jeigu pasižiūrėtum, kiekvienas turim drabužėlių su atspausdintais vaizdais. Tai yra spauda ant keramikos, tai yra mūsų servizai ant plytelės, mes galim užsisakyti dabar nuotraukų, kad būtų ant puoduko atspausdinta, ką tik norim. Ir štai yra spausdintinė elektronika. Turbūt net neįtarė, kad mūsų mobilių telefonų, mūsų kompiuterių, televizorių, vidus visas yra pagamintas spausdinimo būdu. Su lituokliais ten niekas nieko nedaro. Korpusai yra atlieti, o vidinės platos, visa elektronika, jinai yra spausdintinė. Spausdinimo būdu tas yra darosi. Nu, aišku, internetas tai irgi yra mūsų rankose, tai yra internetinių puslapių saitų kūrimas. Ir štai dabar žiūrėkite situaciją, kokia yra pasaulyje susikloščiusi spaudos sektoriuje. Viskas laikosi ant 3 banginių. Tai yra Šiaurės Amerika, Centrinė Europa ir Azija. Kitos šalis užima labai nedidelę dalį. Sakykit, Azijoje, kuri šalis taip iškelia Aziją dabar? Kinija, teisingai. Kinija, pažiūrėkite, atsirėkė trečdalį torto šito šiuo metu jau irgi. Dabar produkcijos sandara. Spaudos produkcijos sandaroje mes turim taip. Aš minėjau laikraščiai, žurnalai, knygos. Va čia va tik tai yra 32%. Trečdalis. Pagrindas yra blankai, reklama ir štai pakuotės. Vat prie šitų skaičiukų 7%, 9 ir 16 aš dar neužilgo sugrįšiu kitoj temoj. Dabar kol kas tą praleiskim. Ir dar viena yra iškalbinga skaidrė. Tai yra, kiekgi žemės
planetoje mūsų pagaminama spaudos produkcijoje. Vienam žmogui doleriais amerikoniškais per metus. Pažiūrėkite, pirmauja Šiaurės Amerika, beveik 350 dolerių. Nemažai. Mes esame Rytų Europoje. Rytų Europa, va čia va 15 dolerių. Nors irgi atrodo, to popierių nemažai gauname, ne? Tik 15. Bet iškalbingas skaičius, va čia va vidurkis, tai yra 58 doleriai vidutiniškai. Tai jeigu dabar padaugintumėm iš 7 milijardų žemės rutulio gyventojų, gautume tokį skaičių, kad tas skaičius, žiūrėkite, mus iškelia į 6. vietą pramonės šakų tarpe. 6. vieta, tai yra aukštai ir žemai. Tai yra labai labai aukštai. Pirmoji vietoj, aišku, tai yra karinė technika. Povandeninis atominis laivas ar koks tai naikintuvas karinis, jie kainuoja, aš nebijau pasakyti tų skaičių, milijardus ar bilijardus dolerių. Vat. O mūsų spaudos pramonės produkcijos, galite įsivaizduoti, kiek kainuoja, sakykime, paprasta saldainių popieriukas, alaus etiketė ar kokia tai pakuotės dėžutė. Bet jų yra baisiai daug. Apyvarta yra baisiai didelė. Todėl mes ir išvažiuojame į tokią gan aukštą vietą. Vat. Ir dabar žiūrėkime Lietuvos situaciją. Va čia turim apsistoti truputį plačiau apsišnekėti šitoje vietoje. Lietuvoje yra šiuo metu apie 450 įmonių. Dirba 12 000 darbuotojų šitose įmonėse ir mes Lietuvoje pagaminam už 1 milijardą litų produkcijos, iš kurių maždaug pusė eina eksportui. Dabar turiu Jums pasakyti vieną tokį dalyką. Spaudos pramonė, kaip po pramonės šaka, Lietuvoje yra labai labai jauna. Jūs man galite prieštarauti. Kaip tai? Mes žinomgi knygos, ne? Martyno Mažvydo katekizmas, laikraščiai, kiek jau čiagi šimtmečiais einami Lietuvoje yra. O kaip šita pramonės šaka yra jauna. Iš tikrųjų, jinai yra labai jauna. Ji dalinama į 2 periodus. Iki 91 metų, kol Lietuva buvo Sovietų Sąjungos sudėtyje, Lietuvoje tai buvo vos 3 spaustuvės, laikraščiai buvo 2 puslapių, jūs galite tėvų pasiklausinėti, kaip tada mes gyvenome. Pakuočių kaip po tokių buvo labai labai nedaug. Mes pirkdavo maisto produktus, mums parduotuvėje vyniodavo į popierių, pasverdavo ir įteikdavo. Taip? Va. Deficito laikais reklamos nebuvo poreikis. Reklama didžiausia buvo tokia, eini pro parduotuvę, jeigu stovi eilė, reiškia kažką duoda. Užsiimi eilę, tada eini žiūrėti, ką ten duoda, ar man reikia to daikto, ar stovėti ar nestovėti. Ir tada specialistų Lietuvoje su universitetiniu išsilavinimu, jų nebuvo irgi poreikio, neruošė jų Lietuvoje. Mums juos atsiųsdavo iš Rusijos, iš Ukrainos. Va. Ir jų pakako. Dabar 91 metai. Lietuva atgauna nepriklausomybę. Tie žmonės, kurie buvo čia Lietuvoje dirbo atvažiavę, jie grįžtų atgal į šeimas, o mums atsiveria sienos į vakarus. Ir mes pradedam keliauti po pasaulį, Londonas, Paryžius, ir pamatom, kaip parduotuvėse atrodo pakuotės, kaip atrodo supakuotos prekės, kokie katalogai prekių reklaminiai, kaip viskas blizga. Ir vat nuo tada, tik tai nuo 91 metų, dideliais tempais pradėjo šitą pramonę vystytis ir Lietuvoje. Žiūrėkit dabar laikraštis, šeštadieninis, tai pas mus netelpa į pašto dėžutę. Mes dažnai net neskaitom, kiek mums ten prikiša reklamos, mes ją išimam ir iš karto iš šiukšlių kibirą ir nešam. Bet tai viskas yra apmokėta. Tai yra pagaminta ir apmokėta, yra suvaikščioję pinigai. Tai vat nuo 91 metų šita pramonės šaka pradėjo vystytis. Mes tada labai laiku susigaudėm ir 93 metais VGTU buvo įsteigta poligrafinių mašinų katedra. 97 metais išleidom pirmąją laidą ir dabar esam išleidę 16 laidų. Kasmet gaunasi vidutiniškai po 20, reiškia 320 žmonių. Pažiūrėkit, palyginkim, va čia yra 450 įmonių. Išleidę esam 320. Dabar šitų įmonių visų koncentracija yra Vilnius ir Vilniaus regionas, truputį mažiau yra aplink Kauną ir paskui yra keletas tik tai regioninių spaustuvų. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mūsų absolventai dirba, dar ne visos įmonės turi jų paėmę, dar yra trūkumas, kai kurios paėmė po keletą, po 2-3,
Reiškia, kitos dar laukia eilėje. Tai rodo, kad mes esam labai paklausūs šiuo metu, tai yra darbo vietų niša. Mūsų absolventų tarpe nėra registruotų darbo biržų. Todėl kaip vyksta absolventų įdarbinimas? Man tenka dalyvauti, bent kontaktuoti, dalyvauti įvairiuose seminaruose, susirinkimuose su dauguma spaustuvų direktorių. Jie visi mane pažįsta ir aš juos pažįstu. Ir kai tik tai prireikia darbuotojo, to skambina į katedrą. Man reikia, priimsiu, duodu. Ir aš dažnai sakau, negaliu. Kaip tai negaliu? Todėl, kad 4 kurse pas mane visi studentai jau dirba. Pusę etato, pusę dienos studijuoja, pusę dienos dirba. Jau darbdaviai į 3 kursą jau kreipiasi. Nes trūksta, žmonių trūksta. Yra šitam sektoriui yra tokia įdomi situacija, kad spaudos mašinos, spaudos įranga, jinai labai stipriai vystosi. Vystosi maždaug taip, kaip mūsų, sakykime, mobilūs telefonai, galėčiau palyginti. Vidutinis spaudos mašinos gyvavimo periodas yra 5 metai. Toliau jinai pasensta morališkai. Nes kokybės reikalavimai visą laiką kyla, konstrukcijos tobulėja, tos mašinos yra gaminamos tik vakaruose. Mes Lietuvoje tokio tikslumo ir tokių technologijų nesugebam padaryti. Tai reikia pastoviai, reikia išmanančių, mokančių, jaunų, imlių kalbom, imlių informaciniam technologijom žmonių. Ir šitas poreikis yra ypač aktualus dabar. Tai štai. Toliau klausimas toks. Ar įmanomas spaudos pramonės bankrotas? Pagalvokim, truputį taip, kad ne ant tuščio šnekėti. Pasako vieną kartą bankrutavo spauda. Gerai, mes žinių klausom per radiją, per televizorių, internete pasiskaitom, galbūt knygas dar iš seniau, ten vėl visą kitą. Kaip? Bet kaip būtų, kai nueitume į parduotuvę? Pakuočių nebėra. Pinigų nebėra. Jūs sakot, mes atsiskaitinėjom bankiniam kortelėm. Nieko panašaus, bankinių kortelių nebėra ir bankai sugriuva, kadangi kompiuterių nebėra. Įsivaizduojat, kas pasidaro? Dabar pasigirsta daug tokių balsų, aš esu girdėjęs, kad atsirado elektroninės knygos. Skaitytuvai, skaityklės ir elektroninės knygos ir sako, dabar jau jūsų spaudai jau šakės. Knygų tai nebereiks. Pagalvokim šitoje vietoje irgi truputį rimčiau. Man atrodo, kad elektroninės skaityklės ir elektroninės knygos yra tikrai mados tikslas. Jeigu jūs visą dieną išdirbate darbę prie kompiuterio, vakare parėjot, norisi poilsio, ar vėl knygą iš ekrano? Taigi čia, aš nežinau. Lygiai panašiai buvo šitaip, žiūrėkit, prieš keletą metų labai buvo paplitę kompaktuose filmai įrašinėjami, DVD nuomos punktai, namų kino sistemos, prisipirkom visi, nuomavom, nešėm namo, kad žiūrėsim filmus. Kurį laiką taip darė. Aš pats irgi dariau, dabar stovi apdulkėjęs tas namų kino sistema, aš neprisimenu, kaip jį įjungiama dabar yra. Bet jūs dabar matėt kur nors DVD nuomos punktų. Aš kažkaip tai nebematau. Ten, kur aš būnu, jų nebėra. Bankrutavo viskas. O kino teatrai veikia, sugrįžo atgal. Tai aš nemanau, kad elektroninės, aš nieko prieš jas neturiu. Tegu jos būna. Bet man rodos, kad tai jos nepakeis gyvos knygos, gyvo žodžio. Taip, kad man rodos, kad mes taip jau visumoj radom atsakymą, kad spaudai bankrutuoti tikrai nėra sąlygų. O dabar žiūrėkit, noriu truputį į šalį paeit. Yra toks žurnalas Mokslas vadinasi. Ir prieš 14 metų, prieš 13, pas mus buvo toksai sukaktis, mileniumas, 2000-metis. Tai šito 2000-mečio progai tas žurnalas padarė tokį eksperimentą. Apklausė 25 000 žmonių įvairiose pasaulio šalyse su tokiu klausimu. Kas jų nuomonė labiausiai prisidėjo prie žmonijos pažangos? Esmė klausimų. Kas labiausiai prisidėjo prie žmonijos pažangos? Buvo surinkti atsakymai
Jie buvo statistiškai apdoroti ir buvo sustatyta, va, žiūrėkite, šimtukas. Kas kiek surinko balų. Mes dabar imsim taip nuo 100-osios vietos, truputį paroposim į vidų, į viršų iki 1 vietos. Va, matom, 100 vieta, reiškia tirpioji kava. Nu, paskui aš čia va taip pavartysiu tuos puslapius, jūs stebėkit. Kinas, ne, 50. Radijas truputį aukščiau. Vat kas mane biški keista, kad automobilis 42 vietoj. Aš tai neįsivaizduočiau savo gyvenimo be automobilio. Bet, 25 000 taip pat sakė. Ir daugiausia automobilis surinko 42 vietos balų. Važiuojame viršų. Palydovai. Mes jų nematom. Bet įsivaizduokime, jeigu nebūtų palydovų, labai daug pas mus nutrūktų gyvenimiškų procesų, tokių kaip, sakykime, ir navigacija, ir orų prognozės, ir ko tik čia nebūtų, ir įvairiausių dalykų. Va. Pinigai. Irgi dar iki priekio dar toli. Kasdien kišeniai turim, kasdien apie juos šnekam, kad jų mažai, bet jie 36 vietoj. Žiūrim. Atominė bomba, nežinau, čia įkliuvo, taip jau. Aš manyčiau, kad čia neturėtų omeny galbūt ne atominė bomba, bet atominė energija visumoje, kuri ir taikiais tikslais yra naudojama. Bet futbolo kamuolys, aukštoji vieta, ne? Va, lėktuvai, 15. Taip, dabar va šitas vietas truputį pradedam įsiminti. 9 vietoj pas mus yra internetas. Jau be interneto irgi ne, bet jisai 9 vietoj ir 8 vietoj mobilusis ryšys. Aukštesnis. Labiausiai prisidėjęs prie žmonijos pažangos. Toliau važiuojam, parakas. Paraką irgi čia turbūt reiktų traktuoti, kad ne vien karas čia yra, ne vien kariniai tikslai. Ratas. Rato nesupraskim automobilio, bet supraskim ratą kaip techninį įtaisą, kadangi ratų turi beveik visi mechaniniai renginiai ir čia ta pažanga šitoj srity. Ir toliau žiūrėkime ugnis, aišku, irgi žmonijos pažanga. Jeigu nebūtų ugnies žmonės išmokę ją išgauti ir suvaldyti, tai gal dar gyventume urvuose ir rengtumėms kailiais kažkokiais. Tai va ugnis. Dabar žiūrėkim, įtampa kyla, ne? Mes artėjam prie 1 vietos. 2 vietoj personalinis kompiuteris. O dabar įsivaizduokim, kad 9 vieta internetas, be personalinio kompiuterio jis irgi čia labai tampriai su tuo. Mobilus ryšys 8, 2 vietoj personalinis kompiuteris. Kaip jūsų nuomonė, kasgi atsidurs 1 vietoj? Planšetiniai gal? Knyga? Žinokit, biški yra ryšio su knyga. Yra ryšio ir su laikraščiu. Spauda. Knyga ir laikraštį vadinkim spauda. Su spauda yra truputį ryšio. Yra. Kai kas man sako alus. Ir su alum yra biški ryšio. Taip dabar parodyti? Dabar parodau, jūs tik įsitveriat už kėdžių. Gerai, nes... Rodau. 1 vietą užėmė šitas daiktas. Kaip, sakykit, su knyga turi ryšio? Su laikraščiu? Turi, su alum turi, ne? Va. Taip, žmonijos pažanga. Reiškia, jeigu visumoje pašnekėti apie šitą daiktą, tai čia yra 2 genialūs išradimai šitoje vietoje. Mes turbūt nekarto apie tai nesusimastėm. Pirmas išradimas yra va šitoje vietoje, va, tai yra tokia gyvatės pobūdžio tokia va anga, va taip išraikyta. Čia yra pas mus vandens kamštis, kurio nereikia nei kamšyti, nei dėlioti, nei ką, automatiškai jisai susidaro. Tai, ką mes nuleidžiam ten į kanalizaciją, kad jokie kvapai negrįžtų atgal. Sandarus absoliučiai. Ir antras išradimas genialus, tai yra va šitam bakelėje viršutiniam, tai yra automatinė dozavimo sistema, be jokios elektronikos, sensorių ir be jokių puslaidininkių. Paprasčiausia guminė kriaušė. Tai dabar
visumoj, o prie ko čia mūsų spauda, o ne? Ogi, matot, mes truputį prašokom kai kurias pozicijas. Dabar aš jums parodysiu sekančią poziciją. Ogi mūsų spauda atsidūrė 5 vietoje. Nu, čia yra mašina pavaizduota. Turėkime omeny, tai yra spaudos produkcija. Spaudos produkcija. Ir vėlgi aš pakartoju klausimą. Kas labiausiai turėjo įtakos žmonijos pažangai? Tai dabar spaudos produkcija, jinai viršijo internetą, mobilų ryšį. Ten buvo 9-8 vieta. Ir dabar nedaėjo iki antros, personaliniai kompiuteriai antroji vietoj, nu, spauda aplenkė. Bet tai, pažiūrėkite, palyginkit, kiek mes turėjom 100 pozicijų, o čia 5 vietoj. Reiškia, tikrai tai yra įvertinta žmonių. Jeigu mes apklaustume 5 žmonės, tai gal galėtumėm abejoti rezultatų patikimumu. Bet jeigu mes apklausim 25 000, tai yra išvesti, reiškia, kas daugiausia, tai tikrai galim to neabejoti. Dabar žiūrėkit, istoriniai faktai tokie. Vat buvo išrastas radijas, buvo prognozės, laikraščių nebereiks. Neatsitiko taip, ne? Toliau televizija. Kompiuteriai ir internetas ir spaudos nepavyko pakeisti. Mes ją turim, jinai truputį kitokia galbūt, truputį kažkas tai taip, truputį kitaip, bet tai yra mūsų kasdienio gyvenimo palydovas. Dabar vėl truputį, reiškia, atsipalaiduosim. Čia tokių aš sudėjau keletą etapų, kaip vyksta spaudos produktų gamyba. Ne tam, kad čia atsiminti ar ką, bet tam, kad tų etapų yra daug ir už jų yra daug darbo vietų. Vat kol produkcija pasiekia vartotoją. O truputį istoriją pažvelkim, čia nei kažką studijuodami, bet šiaip savo. Prasidėjo viskas nuo ko? Nuo pirmykščių tų šriftų, sukurtos ten šumerų. Giliai mes nesigilinsim, mūsų nėra tas tikslas visą kitą, bet tas prasidėjo nuo to. Paskui buvo pradėta rašinėti, įvairiose šalyse rašoma buvo ant įvairių dalykų, kai kur ant brusio, ant daržo tošės, kai kur ant molio plytelių, ant akmenų. Vat Egipte buvo pagamintas papirusas, nu papirusas labai gražus paveikslai, ne, tik tai tiek, kad jis lieja kiaurai, ant kitos pusės negali rašyti. Tada atrado žmonės, išrado pergamentą, iš ko yra pergamentas? Taip, tai yra jaunų gyvulių veršiukų odas, išdirbta taip smulkiai, paskui jinai yra supjaustyta, susiūta, vat. Ir vat yra pirmoji knyga pirmykštė tokia, kai ant 2 ritulių, nuo vienos vynioji, ant kitos suvynioji, per vidurį rašai arba skaitai, jeigu ten jau būna parašyta. Viskas labai gražu, bet šitai tokiai knygai vienai, tai reikia kaimenės veršiukų. Nu, kiti sako, tai labai gerai, daug šašlyko lieka, ne? Nu, taip. Vat, ir ištisą revoliuciją šitoj srity padarė popieriaus išradimas. Gal žinote, kas išrado popierių? Kinai, taip. Popierių išrado kinai. Šaltiniai rašo, kad išradėjas tai buvo Cailunas, 105 mūsų eros amžius, metai. Dabar kaip kinai išrado popierių? Pagal ką? Jie popieriaus gamybą sugalvojo visą technologiją stebėdami. Jie stebėjo širšių lizdus. Teko matyti širšių lizdus, kur būna ten po laiptais, kur toks baltas gniutulas, ne? Tai yra gryna celiuliozė. Jie žiūrėjo, stebėjo, iš kur ta širšės šitą gauna tą baltą medžiagą. Jos mažas skiedreles medienos, nu, kol jos kramsnoja, ten vyksta cheminiai procesai, paskui tenai prilipdo išspjaudo. Tai kinai pradėjo smulkinti medieną ir ieškoti įvairiais chemikalais, kaip jį paveikti. Nu, ir tokiu būdu tas reikalas ir atsirado. Jį ten plovė, darė tą masę, paskui ant tinklų džiovino, kai išdžiūna, nu, vat, ir lieka toksai kaip popierius. Bet kinai nenaudojo popieriaus raštų. Jie naudojo tik pakuotėm ir ilgą laiką slėpė. Nuo šitų 105 metų, 12 amžiui, atplukdė į Europą kinietiško porceliano gaminius, įvyniotus į tą popierių. Europiečiai jau buvo biški gudresni, kai pamatė, jie suprato, kad čia galima padaryti su šituo reikalu kažką padaryti. Ir tada, žiūrėkite, Vokietijoje Johanas Gutenbergas pirmasis išranda spaudos mašiną. Nu, yra apie jį rašoma dvejopai, aš esu radęs, kad jis buvo vindarys ir čia buvo jo sulčių spaudimo presas.
Kitur rašo, kad jis buvo laikrodininkas ir kad jisai čia pats sukūrė tavo šitą daiktą. Reikalas tas, kad pridarė tų raidelių veidrodinių, ar ne, sudeda į dėžutę, užtepa dažais, uždeda popierių, prispaudžia, atkelia, nuima popierių, aš jums atspaudas. O, va, pirmykščiai tokie laikraščiai. Tai va, yra šitie metai skaitomi, va, Europoje knygų, sakykime, atsiradimo metai. Kaip atrodo, jau biški patobulinta ta Gutenbergo spaudos mašina, kaip koks antikvarius, ne? Jeigu mes palygintume, mes žinom, visi esame matę antikvarinių automobilių ir esame matę šiuolaikinių Mercedesų. Tai vat mūsų antikvarias būtų, ne? Ir dabar mūsiškis Mercedesas būtų štai, pavyzdžiui, taip atrodantis spaudos mašina. Šitos mašinos kaina, nei daug, nei mažai, 6 milijonai eurų. 20 milijonų litų. Bet jeigu Mercedesą mes nusipirkom ir norim gražinti atgal, nepatiko, mums jau 30% nebeatiduoda pinigų. Ne? Šitą mašiną nusipirkom, jinai per 5 metus, jinai investiciją atperka, savo produkciją. Aišku, tinkamai ją reikia apkrauti, turėti rinką, visą kitą. Va tokią mašiną ne per seniausiai yra įsigijusi Lietuvos ryto spaustuvė Lietuvoje, reiškia, jinai yra Skaidiškėse, netoli Vilniaus čia. Taigi, matom, kad šitas įrankis yra tikrai kapitalo gamybai. Vat. Jeigu pasižiūrėti spaudos būdus, yra įvairiausių tų spaudos būdų, jie skirstomi ten iškilioji spauda, tai va tas Gutenbergo, ne va tos va raidelės, va. Visa kita. Iškilioji yra giliaspaudė, kur priešingai, jeigu mes padarom tokius va griovelius, į juos pripilam dažų, nubraukiam, priglaudžiam popierių ir paskui popierių va taip atplėšiam. Dažai prilimpa ir iš tų celių, iš šitų duobučių kartu išsikelia. Paskui, kai išdžiūsta, tai toks biškai grublėtas paviršiukas. Aš taip įtariu, kad ar jūs žinot metodą, kaip patikrinti, ar doleris yra tikras. Turiu omeny dolerio banknotas. Šiugžda, jisai turi, aišku, tai yra, pavyzdžiui, nėra 100% garantija, bet jeigu jūs, tai ką aš jums dabar pasakysiu, jeigu jūs tuo būdu patikrinę nepajausite šito efekto, tai yra jau didelė prielaida, kad gali būti pinigas padirbtas ir su juo reiktų elgtis atsargiai. Prezidento kalnierius yra šiurkštus ant dolerio. Ir tas šiurkštumas jaučiasi tarp pirštų, va taip va. Tai yra šitos va giliaspaudės paliktas specialiai. Sakau, jeigu šito požymio nepagavot, jūs būkit atsargus jau. Jeigu pagavot, tai irgi dar galbūt ten, aš nežinau. Nes iš principo, pavyzdžiui, pinigų padirbti, tokių kaip jie yra, nėra įmanoma. Taip ir vadinasi, jie yra tik padirbinėjami, bet ne daromi. Daro pinigus tik tos firmos, kurios turi licenzijas, kurios turi atsakomybę už tų pinigų gamybą ir kurie yra originalai. Originalę padaryti kitą pinigą savo jėgom yra neįmanoma, nesiūlau ir bandyti, nes tai yra baudžiama. Ir nepavyks. Taip. Tai paskui rūšys, trafaretinė spauda, tai yra spauda ant tekstilės pagrindė, čia meno gaminiai visokie, fleksografinė pakuotėm, offsetinė yra truputį geresnės kokybės, čia reprodukcijos, nu ir skaitmeninė spauda, kuri yra skaitoma ir jinai yra be spaudos formų. Todėl jos atspaudo savikaina yra 1 vieneto ar 1000, reiškia savikaina nepriklauso nuo tiražo dydžio. Jeigu fleksografinė offsetinė reikia gaminti spaudos formą, ten kuo tiražas didesnis, tuo savikaina atspaudo krenta. Nes formą padarai, kuo daugiau prispausdinsi, tuo jie bus pigesni. Nu ir skaitmeninė, aišku, čia dar plius yra kokybės klausimai, plius operatyvumas, visokie kitokie, skaitmeninės spaudos mašinos, tamponinė spauda. Ir aš va čia truputį dar turėčiau jūsų apie spalvas papasakot labai populiariai. Dabar viskas yra spalvota. Visi spaudos gaminiai yra spalvoti. Ir aš dar radau vieną nespalvotą. Gal galit man patarti, kur, ką aš buvau radęs? Arba atspėti. Laikraščiai spalvoti, knygos ten su spalvotom iliustracijom. A? Nie.
Poliklinikoje gydytojo recepto blankas. Vienintelis turbūt likęs Lietuvoje nespalvotas. Tai va, šitom spalvom čia irgi yra įdomi visa teorija, kaip atgaminti spalvas, pasirodo, mes žinom spalvotosios fotografijos praktiką su chemikalais, su sidabro oksidais, ten visais kitais, tai yra gan ilgas procesas, brangus ir jeigu mes gaunam Maksimos parduotuvėje va tokio storio prekių katalogą, kiek ten spalvotų nuotraukų, tai įsivaizduokit, jeigu tai padarytas spalvotosios tradicinė spalvotojos nuotraukų gamybos technologija, būtų jis baisiai brangus, čia nieks nedarytų. Bet spaustuvininkai rado būdą, rado tokį pastebėjimą, kad tai galima padaryti 4 spalvų pagalba. Ir šito taip vadinamo spalvų trikampio pagalba, o čia vienoj kraštinė yra žydra, va čia yra geltona, o va čia yra ir purpurinės spalvos. Kiek mes sumaišysim kokiom proporcijom, tokius gausim visus atspalvius. 4, sakiau, spalva. 4 yra juoda dėl sodrų. Lygiai taip pat jūs pažiūrėkit per padidinamą stiklą į savo spalvotų televizorių ekraną. Jūs matysite 3 spalvų šviestukus. Jo. Ir plus mes turim rankenėlę dar papildomą, kuri pašviesina arba patamsina ekraną. Tai yra tas būtent juoda spalva. Va, tik tai kaip jas sukomponuoti, ar tai supilti, išmaišyti ir gauti, tai ne taip yra daroma. Yra daroma taip vadinama rastrinių taškelių pagalba. Vat pažiūrėkite, va čia yra 4 spalvų, čia yra tie rastriniai taškai. Čia 4 spalvos. Bet taip kaip jos sudėtos kokiu tankiu tarpusavį, kaip ką, mes tada gauname tos atspalvius, bet tie taškiukai yra mažesni kaip 30 mikronų. Čia yra žaidžiama ant žmogaus akies netobulumo, kad žmogaus akis neskiria, susilieja. Va tas pats vaizdas, žiūrėkit, aš va čia va sumažinau. Iš toliau, kai žiūrit, ar čia matot jau, kas čia yra? Va šitoj vietoj. Čia tas pats, va čia pavaizdas. Nu, gal truputį, sakau, čia gal apšvietimas mums netoks. Čia yra akies fragmentas, ne? Sumažintas. Nu, tai yra maždaug, va kas čia yra, va čia yra viskas, tas gaunama šitais mūsų vadinamais rastriniais taškais. Todėl juos reikia mokėti išskaidyti spalvas, padaryti spaudos formas, mažais taškiukais, užtep dažais ir labai tiksliai į reikiamą vietą tuos taškiukus sudėti. Visa tai daroma spausdinimo mašinos. Todėl čia yra tikslumas, yra greitis ir yra pigumas. O štai kaip vyksta šitie technologiniai procesai. Gal mes čia giliai nesigilinsim, kaip tas vyksta, bet tai yra štai va, tokios va, tos 4 spaudos formos, 4 spaudos mašinos sekcijos, kur va tos spalvos 4, va, kiekvienas palieka va čia va ant praeinančios popieriaus juostos va čia ir reiškia mes gauname atspalvį. Va tai yra originalas, išskaidyta į 4 formas. Toliau jeigu daryti bandymus, dėlioti po 2 spalvas, mes visą laiką gaunam ne kažką tai gero, dedam po 3, biški geriau, bet dar ne visai gerai. Ir kai grįžtam į visas 4, va vėl grįžtam į originalą. Štai toks yra technologinis tas procesas. Vėlgi nuotrauka išskaidyta į 4 formas. Jeigu vieną ant kitos užliopinau, gavau va šitą originalą. Nu ir ką? Štai spaudos parkas, spaudos mašinų parkas, kaip matom. Ane? Galingos mašinos. Juose mechanika. Juose yra patys pačios naujausios technologijos tiek informatikos srityje, tiek medžiagų panaudojime. Tai nėra taip viskas paprasta. Vat kaip atrodo spaustuvės, kaip atrodo mašinos valdymo pultas, daleiskim. Čia jį galima net sulyginti su nedidelio lėktuvo piloto kabina. Reiškia, tiek reikia žinių, kad valdyti šitą visą reikalą. Kaip matom, čia tiesiog Vilniui padarėm nuotraukų, kad parodyti, kaip atrodo spaustuvių vidus. Štai atėjom prie tokios srities kaip maketavimas ir dizainas, kad kažką spausdinti, pirmiausia reikia turėti. Ką spausdinti? Šitą daro spaudos dizaineriai. Žinom, kad kuo žurnalo viršelis patrauklesnis, įdomesnis, tuo bus perkamumas žurnalo geresnis. Daug kas priklauso nuo išorės, ne? O, tai tam, kad mokėti padaryti, tai ką reikia pirmiausia turėti gražių mergaičių. Jas reikia sušukuoti gražiai, nufotografuoti ir paskui dizaineris montuoja. Štai, čia nėra viena nuotrauka. Čia yra daug nuotraukų sudėtų vieną ant kitos sluoksniai.
Ties sluoksnius mes galim daryti skaidresnius, galim daryti tamsesnius, dizaineris tą jau mato, jisai turi meninio gabumo. Studijuodami pas mus, nežiūrint, kad tai mechanikos fakultetas, o tos visus procesus, kaip tas atliekama, tie žmonės, kurie turi meninio gabumų, jie paskui labai greit pritaiko savo meninius gabumus ir eina dirbti į reklamos ir dizaino studijas. Dizaineris. O dizaineris spaudoj tas pats, kas architektas statybai. Ir tas pats, kas Juozas Statkevičius, kur? Madoj, nu va, matot. Taip ir čia pas mus. Nu, tam reikalui yra specialios programos, kurias mes turim ir su kuriuom mokinam. Aš čia tik tai truputį prašoksiu, ilgai apie jas nešnekėsiu. Va. Nu, va, ir dizainerių darbas, pavyzdžiui. Ar čia paprastos tos nuotraukos, sakykime, šiaip. Nu, pasikreipyti gal kas ir mėgstam, bet jos yra paskui labai stipriai yra apdorojamos. Va. Ir dabar mes prieinam prie to, kas yra antroji paskaitos dalis, tai yra 3D spauda. Dabar šito 3D technologijos ir spausdinimas, jisai jau nėra jaunas pasaulyje, bet jis dabar ateina į Lietuvą. Lietuvoje jis dar yra jaunas. Ką tai reiškia 3D technologijos? Technologijos iš principo gali būti 3 rūšių. Tai vadinama pridedamoji technologija, atsiprašau, ne taip, pridedamoji gamyba, atimamoji gamyba ir kaip trečia aš ją vadinu molio minkymas. Pridedamoji reiškia, kai mes imam medžiagos po gabaliuką, pridedam ir gaunam gaminį. Atimamoji gamyba, tai kai mes imam ruošinį, nugrėžiam, nufrezuojam, nupjaunam ir lieka gaminys. Ir molio minkymas, kai mes paimam medžiagos dalį ir ten štampuojam, deformuojam, iš molio gabalo nulipdom puodą, nei prarasdami, nei pridėdami. Tai vat 3D spausdinimas priklauso pridedamajai gamybai. Tai reiškia, kad mes imam medžiagos ir taip kaip dažų pridedam. Tai galima būtų įsivaizduoti taip, kad mes dabar turim printerį, taip pat turim popieriaus lapą, nuo būgno perkeliam miltelių tonerio, sakykime, sluoksnį, jį iškeliam, mes turim atspaudą. Bet mes galim daryti kitaip. Mes pravažiavom vieną kartą, to lapo arba pagrindo neiškeliam. Karetėlė pakyla tam tikrą žingsnį į viršų ir važiuoja iš naujo, vėl palieka atspaudą. Taip, ir va šitaip, kol pakilsim visą sluoksnį. Va, dabar vietoj dažų ten yra naudojami, gali būti įvairius. Gali būti plasmasės milteliai, gali būti naudojami vielinė plasmasė, gali būti naudojami metalo milteliai, tik tai juos reikia paskui lydyti. Tai karetėlė iš paskos važinėja nedidelis lazeriukas, jeigu tai yra plasmasė. Ir tai gali važinėti galingesnis lazeris, jeigu tai, pavyzdžiui, sidabro milteliai, vario milteliai ir panašiai. Mes dabar einam pas fotografą, mums fotografas nufotografuoja ir padaro nuotrauką, tai yra 2D. Ką reiškia tos raidės D? Tai yra, reiškia, dimensijos, ne? 2D tai yra plokštuma, XY. 2D plokščia nuotrauka. Dabar mes einam pas fotografą. Jisai mus nuskenuoja 3 skeneriais. Speciali programa paverčia mūsų biustą. Nu, šitam taip vadinamam STL formate, koordinatiniais tokiais trikampiukais. Paskui ta programa valdo printerį ir sluoksnis po sluoksnio, štai mes turim mūsų atspausdintą biustą. Turinį objektą. Tai yra daug įvairiausių dalykų. Štai, pavyzdžiui, aš turiu. O tai yra mano automobilio raktas, mes katedroje jį nuskenavom ir atspausdino. Pas mus čia atspausdino. Jis, aišku, nei rakina, nei užveda. Čia yra kitas reikalas, už tai, kad tikrajam rakte čia dar yra, yra elektroninių paslapčių ten tokių tam tikrų. Bet aš galiu pasidaryti tam, kad žinočiau, kaip jis atrodo, ne? Yra tų įvairiausių tokių dalykėlių, čia vat irgi prispausdinam. Vat yra vienas iš tokių katedros irgi gaminių, tai yra šito roboto korpusinės dalys. Jos buvo suprojektuota SolidWorks programa, čia yra studento baigiamasis darbas, vieno iš mūsų, čia ir iš transporto fakulteto, bet jisai mūsų katedro bendradarbiaudamas, vat, reiškia, jisai suprojektavo varikliukai, varštukai pirkti parduotuvai. Bet visi šitie dalykėliai, visi kas kita, tiesiog paleido ir jisai dirbo toliau, o printeris tuo metu jam
nu, reikėtų sakyti spausdintuvas, ne? Spaudė šitas visas detalės, kurios paskui teko surinkti. Va šitas daiktas, tai yra stovi pas mus katedroje, su šito printeriu, tokio didumo, buvo tie atspausdinti gaminiai. Nu, jeigu pasižiūrėti tas visas į vidų, kas ten vyksta 3D spausdintuvė, tai čia yra irgi ten, daug yra gaminių įvairių, galima pasidaryti. Yra, sakau, yra paprasčiausi dalykai. Pavyzdžiui, turiu elementarų čia daiktą. Tokią talpą, sakykime, kuri užsuka. Jeigu jums ją reikėtų padaryti atimančiosios gamybos būdų, išgręžti, išfrezuoti, kaip pasiekti ten tas ertmes, jūs įsivaizduojate. Šitą daiktą, jeigu turim gatavą nuskenavę, užleidę printerį, jisai mums už kiek laiko turim. Sakau, mes nebūtinai galim naudoti plasmas, galim naudoti metalus. Jūs turit, pavyzdžiui, antikvarinę žvakidę. Nuskenuojam, vietoj plasmasės naudojam sidabro miltelius, galingesnį lazerį ir mes turim kloną, to žvakydės kloną. Mes galim padaryti ją pilną vidūrę, daug miltelių reikės, mes galim padaryti ją kaip kiaušinio kevalą tik tai. Jinai pagal formą bus ta pati, bet jinai bus lygiai tokia pati. Priklauso nuo skiriamosios gebos, bet dabartiniai printeriai turi gerą skirimą gebą. Spausdinami dviračiai, spausdinami papuošalai, aišku, ne iš tikrųjų deimantų, čia taip jau neįsivaizduoju. Kariškiai susidomėjo šito reikalu, jie spausdina žvalgybinius bepiločius lėktuvus. Aš, aišku, skaičiau tą medžiagą, aš Afganistane nebuvau, bet sako, Afganistane kalnuose yra pastatytas 3D spausdintuvas, vežami plasmasės milteliai ir ten tie lėktuvėliai spausdinami vietoj. Įdedamas variklis, valdymo pultas, vaizdo kamera, skraido, jie žvalgo, juos numuša, jie patys į kalnus susidaužo, bet čia pat vežioti nereikia, čia pat atspausdintas stoja jo vieta kitas. Šitaip čia tokios linijos. Dabar ta 3D spausdinimas, pažiūrėkite, čia irgi laikrodžių mūsų vidus, saulės baterijos, netgi, žiūrėkite, varikliai, jutikliai, čia įdomus daiktas garsiakalbis. Atspausdintas spaudos būdu 3-sluoksnis garsiakalbis, kuris yra kelių milimetrų storio, mes jį tiesiog klijuojam prie sienos ir jis pas mus vietos neužima, išduoda dažnius tos, kurių reikia. Ir vienas iš dabar tokių jau pažangiausių čia pasiekimų 3D spausdinime, tai yra Samsungo firma, atspausdino štai tokį televizoriaus ekraną, kuris yra kelių milimetrų storio. Čia yra turbūt 2 ant 4 metrų ilgio, kuris tiesiog bus irgi klijuojamas prie sienos. Tai štai su tuo 3D. Su kuo mes esam susiję? Su popieriaus gamyba, su reklama, su viešaisiais ryšiais, leidyba, maisto pramonė ir alkoholis. Tai tiek, kad gaminame jiems pakuotės ir lipdukus, bet tų daiktų patys negaminam. Tekstilę mes jau minėjom, logistika. Ir štai prieinam konkrečiai prie studijų programos. VGTU spaudos inžinerija. Nuo šių metų priėmimo, 14 metų, mes jau turėsime šitoj studijų programai, spaudos inžinerijoje, turim 2 specializacijas. Spaudos medijų inžinerija ir 3D technologijos ir spausdinimas. Tai yra tai, ką aš jums ką tik rodžiau. Reiškia, spaudos medijų inžinerija šitoj specializacijoje, tai yra tradicinė spauda, pakuotės, visa tai, apie ką kalbėjom, laikraščiai, žurnalai, knygos, reklama, visa kita. 3D technologijos ir spausdinimas, tai yra, kai mes už 4 metų išleisim pirmą laidą. Tai bus šitos srities bumas Lietuvoje, kadangi dabar jau yra, jūs galite pasidomėti internete, kiek jau yra pasiūlymų paslaugų teikimo. Specialistų nėra Lietuvoje dar šitos srities. Ir dabar per tuos 4 metus jau ta technologijos ištobulės tiek, kad kai mes pradėsim leisti laidas, čia bus vėlgi bumas, mes vėl būsim pirmieji, taip kaip su spaudos inžinerijos programa, taip ir su šita specializacija. Mokymo procesas pas mus šitoks yra. Pagrindai yra universitete,
Visi praktiniai darbai yra būsimuose darbo vietose, tiesiog spaustuvėse. Aš jau minėjau, kad įranga baisiai brangi. Ir jos galiojimo laikas yra apie 5 metus. Mes nespėtume universitete atnaujinti savo laboratorijų su tokiom didelėm investicijom. Mums to ir nereikia, mums dar geriau. Mes turim sutartis su įmonėm, kur vedam tiesiai studentus į įmonės ir jie pamato, pabando, pažiūri, išsiaiškina, kaip dirbti su naujausiais įrengimais. Dviguba nauda tiek studentam, tiek darbdaviam paskui, kadangi jie gauna iš mūsų specialistus turinčių žinių iš pačių naujausių technologijų. Atsiliepimai apie mus tikrai yra neblogi. Kaip minėjau, 4. kurse dirbančių daug, dažnai paskaitose toks vaizdas. Nu, bet ką darysi? Taip. Toliau išsilavinimas yra tokio platumo, kad kiekvienas darbo vietą gali pasirinkti pagal savo polinkius. Patinka technika, eina dirbti į spaustuvę prie spaudos mašinų. Jeigu patinka bendrauti su žmonėm, visos galimybės tapti spaudos vadybininku. Spaustuvės labai vertina tuos žmonės, kurie yra baigę mūsų spaudos inžinerijos studijų programą ir dirba vadybininkais. Kadangi jie išmano technologinį procesą ir dirba vadybininkų, dirba su klientais, jie labai greitai susiorientuoja, ką galima padaryti, ko nori klientas, kaip tą padaryti, gali paskaičiuoti savikainą, ar tai naudinga spaustuviai savai, ar tai nenaudinga, ko dar reikės. Tai yra didelė vertė šitoj vietoj. Nu ir aš minėjau, kad reiškia, jeigu yra meninių gabumų, tai galima pačiam pasidaryti, pritaikyti savo gabumus ir pasidaryti dizainerį. Vat. Pažiūrėkite, kas kur dirba mūsų absolventai. Vaikinai, ar ne? Ir pažiūrėkite, aš dabar perjungiu merginas, ar skiriasi ko? Nelabai. Merginos labiau linkę į reklamą ir dizainą, vaikinai turbūt labiau linkę į techniką, nors būna priešingų atvejų ir labai dažnai. Studijuoja pas mus maždaug 50 ant 50 vaikinų ir merginų, labai draugiška grupė atmosfera būna. Ir kas mane labai glosto, toks vienas faktas, kad aš, kai ateinu į 1. kursą, susipažinsiu su 1-kursiais, aš skaitau pavardės ir žiūriu pažįstamus pavardės. Aš sakau, klausyk, čia pavardė man žinoma, prieš ten 3 metus studijavo, baigė, ar ne giminė. Man labai dažnas atsakymas būna, čia mano vyresnysis brolis arba mano vyresnė sesuo. Tai ką sako tokie faktai? Jeigu studijavo vyresnis, baigė, dirba, dabar atėjo laikas jaunesniam, ar jeigu jam būtų ten blogai, ar jis patartų jaunesniam broliui arba jaunesniai seseriai? Aš manau, kad jeigu būtų blogai, nepatartų. Bet tokių faktų jau pas mus yra labai daug tokių faktų. Broliai, seserys ir visa kita. Vyresnis atveda jaunesnį. Paskui žiūriu, kartu ir dirba vienoje vietoje dar, vienoje firmoje. Tai, sakau, tai sako toks, kaip sakykime, nei pagražinantas faktas, nei ką, bet jis yra labai labai tikslus. O štai mūsų prezidentė, kokius man davė skaičius apie atlyginimus. Nuo 2 iki 7 į rankas. Aišku, 1 metais jums nieks 7 neduos. Bet 5 metais turėti 7 į rankas yra reali, logiška situacija. Plius 5 metais dauguma mūsų baigusių absolventų, turėdami tuos pinigus, dar turi firmos automobilį, kuro kortelę. Reiškia, galimybę laikyti firmos automobilį po savo langais. Mobilus telefonas, tai čia jau visur. Daugiau ką mes. Toliau humoras prasideda, ar ne? Kadangi naktį laikraščius spausdinam, tai žinom visas naujienas pirmieji. Toliau aš čia įdėjau keletą skaidrių su tokiom spaustuvėm, kurios yra Vilniaus regione. Čia yra Klaipėdoj, čia ir Sapnų sala Žvėryne, Garsų pasaulis gal tenka matyti, išvažiuojant iš Vilniaus Ukmergės keliu, užbygo ten. Bet spauda, grafija, jinai gamina, labai daug gamina šitų
nuolaidų kortelių, kur visi prekybos centrai. Ir tarp kitko šitas nuolaidų korteles gamina mūsų magistrantė, kuri baigusi mūsų spaudos inžineriją, jinai dar studijuoja magistratūrai. Va. Štai tokie vaizdai, tai mūsų pavasarį, kai teikiam diplomus. Dabar aš taip iš patirties žinau, kad kyla dabar toks logiškas klausimas. Jeigu pas jūs spaudos sektoriui taip gerai, kodėl mes patys to nematom ir kodėl tu čia mums tą pasakoji, ne? Nekilo jums toks klausimas? Gal čia biški meluoji? Nu, aš turiu į šitą klausimą atsakymą ir aš noriu paaiškinti. Jeigu mums patinka statyba, mes galim nueiti prie statomo namo ir stebėti, kaip vyksta pamatai, sienos, lubos, grindys, durys. Jeigu patinka automobilis, matom jos gatvėje, mes galim namuose išsiardyti turimą automobilį, pasižiūrėti konstrukciją, kas vyksta, kaip vyksta ir kaip. Jeigu mes norim sužinoti, kaip yra pagaminta kažkas, tai va, tas vienas iš tų, kad ir tas retrospektas, ar ką tai, mes negalim niekur nueiti ir pasižiūrėti šitą. Visos spaustuvės, jos turi savo komercinių paslapčių, turi savo techninį parką, turi savo klientus, užsakymus, savo darbuotojus. Ir tai nėra, nu, kaip sakykime, laisvai prieinama. Studentam mūsų tai yra prieinama laisvai per sutartis, aš sakiau, mes einam daryti praktinių darbų į spaustuvės. Ten spaustuvininkai mus sutinka mielai ir rodo viską, nes žino, kad tai jiem paskui paruoda specialistų. O šiaip, kad nueiti ir pasižiūrėti, nu neišeina. Todėl aš vat štai turiu papasakoti. Turiu pristatyti, kad žinotume, kas vyksta ir kas laukia jūsų, sakykime, nu, studijuojant šitą programą ir paskui dirbant. Va, tai vat yra dėl to. Nu, visi mes irgi iš prigimties truputį filosofai, aš čia noriu tokią filosofinę mintį biškį iškelti irgi, kad mes gyvenam, kaip sakykime, dviem matmenim, horizontaliai ir vertikaliai. Horizontaliai tai reiškia, jeigu aš noriu pakliūti iš punkto A į punktą B, sėdu į traukinį ir nuvažiuoju. Bet vertikaliai, jeigu aš noriu iš šios dienos pakliūti į viduramžius arba noriu pakliūti į ateitį, ką aš darau? Skaitau knygą. Skaitau arba istorinę kroniką, arba skaitau fantastinį romaną. Tai vat vėlgi ta spaudos produkcija, jinai aplink mus visą laiką. Rantat. Todėl vat šita studijų programa VGTU, spaudos inžinerija. Reiškia, noriu dar kartą pasakyti, kad jeigu jūs norite studijuoti ar tą tradicinę spaudą, ar dabar 3D technologijas, tai jūs turite rašyti prašymą ir stoti į spaudos inžinerijos studijų programą, va čia yra jos kodas 0951. Ir tada pastudijavę 2 metus, 3 kurse, jūs turėsite galimybę pasirinkti spaudos medijų inžineriją ar 3D technologijos ir spausdinimas. Jos ten išsidvejina toj pačioj studijų programai. Turėsite žinių ir ten vis tiek turėsite žinių. Ir iš tos specializacijos. Pas mus taip sudaryta studijų programa. Plius turėsite nemažai žinių iš mechanikos, iš elektronikos, iš vadybos. Plačiai sudaryta studijų programa, išlavina viską. Prisitaikyti paskui galima ir bet kur. Taigi aš dabar, kaip sakykime, liktai ir priartėjęs prie paskaitos galo. Galbūt jums yra kilę kokių klausimų, galėtumėm juos aptarti.